Dakaro ralio transliacijas pristato Tauras. Vyrų gira pelnytai. Labas vakaras, BTV televizijos žiūrovai. Šiandien kaip visada vakaras su Dakaro ralio maratonu. Ir su jumis pasisveikino Sebastianas Loebas, kuris apsilankė šiandien Dakaro ralyje, nes čia yra vienintelė poilsio diena. Trumpai priminsime, kaipgi vyko lenktynės per pirmą savaitę, kaip važiavo motociklai, kaip sekėsi automobiliams. Ir žinoma, papasakosim apie lietuvių pasirodymą Dakare. Ir šiek tiek pakalbėsime su Sebastianu Loebu, galbūt jis žada važiuoti Dakare. O aistros rubrikoje mes turime net 2 viktorinas, į kurias atsakinėjęs lenktynininkai. Taigi, poilsio diena visiškai šalia Salta miesto. Salta tai yra to paties vardo regiono sostinė. Kolonijinio stiliaus miestelis visiškai šalia Andų kalnų. 1300 metrų virš jūros lygio. Na ir šiandien vienintelė diena, kai visi galėjo šiek tiek atsipalaiduoti, atsigauti ir žinoma išsimiegoti. Na, o kai kas galėjo net pažaisti. Na ir didžiausias šiandien Dakare svečias yra 9 kartus pasaulio ralio čempionatą laimėjęs Sebastianas Loebas. Pasikalbėjo su Marku Koma. Susitiko žinoma su Carlosu Sainzu. Su Carlosu jie net 3 metus praleido vienoje komandoje ir laimėjo pasaulio ralio čempionatą. Na ir žinoma, su savo tėvynainiu Cyrilu Depre Sebastianas kalbėjo ilgiausiai. Komas, Sainzas ir Depre. 3 žmonės laimėjo po 3 kartus Dakarą. O štai Loebas vienas laimėjo 9 kartus pasaulio ralio čempionatą. Na, šios dienos greičio ruožo nėra. Šiandien visi ilsisi šalia Salta miestelio. Na ir motociklų įskaitoje, ko gero, vyksta pačios įdomiausios lenktynės. Čia sunku nuspėti, kas nugalės. Yamaha, Honda motociklai iš pradžių pirmavo, tačiau panašu į savaitės pabaigą įsibėgėjo KTM ir dabar jau KTM lyderiauja. Bareda Bortas. Manau, kad Markas Koma, žinoma, yra didžiausias pretendentas į pergalę, bet man svarbu išlaikyti gerą ritmą. Aš tikrai bandysiu jį spausti toliau, sako jis. Taigi, Bareda Bortas pradėjo pirmąjį greičio ruožą iš karto pergalę, nepaisant šio kritimo. Dėl jaunimo, na taip, mes neseniai dar lenktyniaujam palyginus su senbuviais Dakaro, tačiau koks skirtumas, mes irgi norim nugalėti. Potencialą mes turim, mūsų motociklas paruoštas tik prieš pusmetį. Bet, žinoma, po šio Dakaro mes toliau jį tobulinsim ir mes galim nugalėti, mes turim potencialą nugalėti, sako Bareda Bortas. Antra diena buvo pirma diena, kai sportininkai išvažiavo į kopas ir ta diena, nuo tos dienos pradėjo nesisekti Cyrilui Depre. Jisai nukrito, apdaužė savo motociklą, o į finišą atvažiavo kentėdamas nuo dehidratacijos. Iš visų mano važiuotų Dakarų, šita savaitė buvo turbūt pati sunkiausia, sako Cyrilas Depre. Ji atėmė labai daug jėgų, buvo sunku naviguoti, šiek tiek kankino techninės problemos, buvo labai sunku, tiesiog išsunkė mane. Je pense que pour ma part, j'ai pas voulu non plus
Aš nenorėjau kovoti dėl pergalių greičio ruože nuo pat pradžių. Mano tikslas buvo laimėti visą Dakarą. Bet dabar jau nebegaliu trauktis. Po truputį man kiekvieną dieną viskas nors po truputį nesisekdavo. Kažkada kritau, kažkada turėjau techninių problemų. Bet tai nesumažino mano motyvacijos nugalėti, sako Cyrilas Depre. Trečioji diena buvo pati sunkiausia motociklininkams, kai reikėjo važiuoti aukštikalnėmis virš 4 km ir labai nesisekė Honda motociklininkams. O štai ketvirtą dieną sudegė net 2 motociklai. Ir Bareda Bortas dabar liko vienintelis Honda motociklas lenktynėse. O antroje savaitės pusėje į bendros įskaitos viršūnę pasikėlė KTM-ai. Markas Koma ir Čileko Lopesas, Francesco Čileko Lopesas, pakilo į bendros įskaitos viršūnę, nes tik tai KTM-ai nugali per pastarosius net 14 metų. Panašu, kad šiemet taip pat gali tai būti. Markas Koma sako, jeigu nori laimėti lenktynes, tu turi turėti visą visumą. Ne tik pats būti greitas, bet ir turėti patikimą greitą motociklą, turėti gerą komandą. Ir kol kas mums nebuvo problemų, bet liko dar savaitę ir žinoma, mes kažkokių problemų turėsim. Svarbiausia, kad jos nebūtų didelės, sako Markas Koma. O taip baigėsi lenktynės Francesco Lopesui 5 dieną. Įkrito jis į duobę, sudaužė motociklą ir pasitraukė iš lenktynių. Alanas Duclos. Žmogus, kuris kiek netikėtai yra labai greitas. 6 dieną jis laimėjo ir Alanas Duclos sako, va šitie paskutiniai 2 greičio ruožai man buvo labai palankus mano vairavimo stiliui. Ir aš, žinoma, pasinaudojau progą nugalėti. Aš atakavau ir tai atsipirko. Ir aš visą laiką būsiu šalia lyderių ir jeigu jie nors šiek tiek suklys, aš tikrai pasistengsiu iškopti į rikiuotės priekį. Taigi, kol kas Markas Koma gan užtikrintai pirmauja 42 minutės prieš artimiausią persekiotoją Baredą Bortą. Na ir moterų įskaitoje Laia Sainz važiuoja tiesiog fantastiškai šiais metais. Ji yra 20 bendroje įskaitoje ir tai yra geriausias jos pasiekimas. Kol kas ji aukščiausiai yra finišavusi 39 vietoje. O tai geriausias pirmokas, jeigu taip galima pasakyti, greičiausiai važiuojantis pirmus metus Dakare lenktynininkas. Ir keturračių įskaita. Per 6 Dakaro dienas net 5 žmonės laimėjo greičio ruožus. Ir tai, ko gero, pačios smarkiausios lenktynės, sparčiausiai besikeičiančios. Ir kol kas didžiausias siurprizas šiose lenktynėse yra tai, kad nevažiuoja Markosas Petronelis. 2 kartus laimėjęs Dakarą iki šiol, jisai atrodė, kad ir vėl važiuoja drąsiai į finišą, tačiau 3 dieną nukrito nuo motociklo ir paprašė būti evakuojamas. Aš neskubėjau, nespaudžiau niekur, bet įvažiavau į krūmus ir kritau. Ir galiu pasakyti, kad aš pasimokiau iš savo pasitraukimo, nes tu visą laiką pasimokai kažko tai iš tokių nelaimių, sako jis. Sebastianas Huseinis. Po to, kai Petronelis pasitraukė, jis buvo 3. Bet dėl technikos problemų prarado labai daug laiko, net 3 valandas. Sulūžo mano diferencialas, sako Sebastianas Huseinis. Dabar iš keturračio liko tik tai vienas varantysis ratas ir negaliu įvažiuoti į šitą kalną, sako jis. Ir galų gale jis prarado daugiau kaip 3 valandas. Rafalas Sonikas pirmavo iš pradžių, tačiau antram greičio ruože nukrito į 3 poziciją, bet į savaitės pabaigą vėl pradėjo važiuoti greičiau ir atsikovojo 1 poziciją. Jisai yra 2. Ignacio Casale. 1 ir 3 greičio ruožus jis laimėjo, bet 4 dieną nukrito į 3 poziciją. Galų gale jį aplenkė ir Rafalas Sonikas. Sergio Lafuente, urugvajietis.
po truputį greitėja ir galų gale poilsiauti jis atvažiavo kaip lyderis. Jis pirmauja 23 minutėm prieš artimiausią persekiotoją. Idealu būtų tęsti tokiu ritmu, bet kitą savaitę bus labai sunku dėl Kasalės. Jisai puikiai važiuoja ant smėlio. Aš greičiau važiuoju tada, kai žemė yra tvirtesnė, sako jis. Taigi, Lafuente pirmauja prieš Rafalą Soniką, mūsų kaimyną iš Lenkijos 22 minutėm. Kasalė visiškai šalia. Netrukus papasakosim apie automobilius ir apie Nani Romos pirmavimą, Carloso Sainzo bėdas ir žinoma lietuvių pasirodymą. Tačiau iš pradžių rubrikoje žmonės apie Sebastianą Loebą. 9 kartus laimėjęs klasikinį pasaulio ralio čempiono titulą. Jisai šiandien apsilankė bivuake. Ir pirmą kartą jis pamatė Dakarą gyvai, ne per televizorių. Šiais metais nevažiuoju Monte Carlo ralyje, kuris bus kitą savaitę, todėl turėjau laiko atvažiuoti. Atvažiavom su draugais pasižiūrėti, nes visą laiką mėgau žiūrėti Dakarą per televizorių. Ir norėjau labai pamatyti jį gyvai, sako Sebastianas. Todėl aš čia ir esu. Pirmi prisiminimai apie Dakarą aš turėjau kažkada tai savo kambaryje Ari Vataneno plakatą pasikabinęs su Dakaro vaizdais. Ir visą laiką stebėdavau juos per lenktynes, per televizorių, sako Sebastianas. Dakaras tai yra labai didelis nuotykis ir čia svarbiausia ne tik greitis, bet ir svarbu išlaikyti didelį tempą visą laiką. Ir čia labai daug duoda ir šturmano darbas, nes jeigu tu prarandi vieną kontrolės punktą, tu gauni iš karto valandą baudos. Su Carlosu Sainzu neturėjau progos daug pasikalbėti, jis užsiėmęs buvo, bet su Cyrilu Depre tikrai pasikalbėjom nemažai. Jis man papasakojo apie lenktynes ir aš suprantu, kad tai visiškai ne taip, kaip klasikinėme ralyje. Čia labai daug ištvermės reikia labai daug laiko, kad tu adaptuotumėsi prie Dakaro, sako Sebas. Kol kas neplanuoju važiuoti Dakarą, nei šiemet, nei kitais metais. Bet galbūt vieną kartą ir važiuosiu, niekada negali žinot. Bet kol kas tai ne mano planuose. Aš jau pasirinkau savo prioritetus artimiausiam metam. Aš važiuosiu žiedinėse lenktynėse pasaulio čempionate su Citroenu. Ir tai ir yra mano prioritetas. Man patinka daryti dalykus gerai. Ir aš tam atiduodu labai daug pastangų. Testuose jau mačiau, kad man šiose naujose žiedinėse lenktynėse reikės daug ko išmokti. Bet pažiūrėsim, kaip bus. Taigi, pirmasis testas lenktynininkams. Pirmoji dalis. Kas įkūrė Dakaro lenktynes? Lavinas? Ne, suklydau. Ar gali pakartot? Thierry Sabin. Teisingas atsakymas. Kokia Stefano Peterancelio pravardė? Iceman? He's cold as ice. Icemanas? Jis šaltas kaip ledas? Mr. Dakar. Misteris Dakaras, teisingas atsakymas. Kiek kartų Dakarą laimėjo Vladimiras Čiaginas? Oi, nežinau, labai daug. 2. 6 ar 7? 7. Wow. Oho. Gal 9? 7. Iš tikrųjų, Čiaginas laimėjo 7 kartus Dakarą sunkvežimių įskaitoje. Kas laimėjo Dakarą 2008 metais? Gal Lukas Alfanas, bet aš nežinau. Naseras Alatija?
Tai buvo Naseras Alatyje, nes jis nebuvo Dakare tais metais. Šitą Dakarą aš norėjau laimėti, bet nelaimėjau, nes jo nebuvo. Dakaras 2008 buvo atšauktas. Tęsime Dakaro apžvalgą ir automobilių įskaitą pradėsim nuo lietuvių. Į poilsio dieną Benediktas Vanagas nebe problemų. Susižeidė plaštaką šis lenktynininkas atvažiavo 57 vietoje, 19 valandų pralaimė jis lenktynių lyderiui. Antanas Juknevičius po techninių problemų yra 64 bendrai įskaitoje 26,5 valandos. Jis atsilikinėja nuo Nani Romos. Buvo vienas greičio ruožas iš 2 dalių ir tame tarpe buvo pervažiavimas. Mums greičio ruožą nuleido ratą, bet mes finišavom su nuleistu ratu ir tik sustoję už greičio ruožo, išlipę iš mūsų automobilio, pamatėme, kad variklis sustoja ir užvirė degalai. Tai turime įtarimą, kad buvo likę dar standartinių degalų, tai gal jie susimaišė, gal dar šiek tiek yra, na, kaip čia pasakyti, įtakojame tas temperatūrą. Tai dabar turbūt sekantį kartą užpilus tikiu, kad tai išspręsime klausimus. Plus papildomai statysime radiatorių grįžtančio kuro aušinimo, tai bent jau nuo variklio neteis karstos temperatūros degalai. Kai Robis Gordonas atvažiavo į Dakaro startą, jis turėjo labai daug ambicijų, tačiau jos labai greitai buvo sudaužytos jau pirmose 2 greičio ruožuose. Pirmi 2 greičio ruožai jam buvo kaip košmaras. Jisai turėjo daug problemų su kuro virimu. Turėjom stoti šiandien gal 5 ar 6 kartus, praradom daugiau kaip 2 valandas, sako Robis Gordonas. Jisai buvo kupinas vilčių atsilošti, bet nepasisekė. Jisai tik 21. Carlosas Sainzas, mūsų strategija yra kantrybė. Deja, kantrybė baigėsi 4 dieną, nes Carlosas Sainzo SMG bagis sugedo. Carlosas 2 kartus buvo pasiklydęs, galų gale jis tik tai 6. Ir jam trūksta net 2 valandų iki lyderio. Dakaras toks jau yra. Vieną kartą tu herojus, kitą kartą tu esi niekas. Viskas, kas galėjo būti blogai, mums šią savaitę ir nutiko, sako Sainzas. Na kągi, jam dar lieka savaitė atkovoti 2 valandas. Čilėje. Prieš Dakarą Naseras Alatyje su savo naujoju automobiliu nuvažiavo vos keletą kilometrų. Taigi, mokytis ir priprasti prie automobilio teko jau lenktynėse. Mes daug išmokom šią savaitę ir mes esam pasiruošę 2 savaitės kovai. Mūsų tikslas yra maksimaliai spausti kiek įmanoma. Po to, kai nerado jis vieno kontrolės punkto ir gavo valandą baudos, jisai nukrito bendroje rikiuotėje, tačiau turi dar vilčių nugalėti. Aš norėčiau būti ant podiumo, tai mūsų tikslas, sako Naseras. Kol kas jis tik 5. Taigi atkreipkite dėmesį į šį žmogų. Galbūt net toks efektingas yra Žinėlis de Villiersas, tačiau jisai labai efektyvus. Labai sunki savaitė. Ko gero, kai Dakaras persikėlė į Pietų Ameriką, tai buvo sunkiausia mano savaitė. Kol kas tai greičiausias ne mini automobilis. Toyota Hiluxas yra 4. Žinoma, mes turime šansų nugalėti ir mes toliau kovosim, sako Žinėlis de Villiersas. O tai yra žmonės, kurie gali jaustis kol kas ramiai. 3 pirmi automobiliai yra mini. Taigi, kas iš jų nugalės šiemet? Gal Stefanas? Tai ko gero pati sunkiausia savaitė, kurią aš turėjau Dakare. Labai ilgi greičio ruožai, bekelė ir ta nekenčiama kupranugarių žolė. Viskas buvo labai sunku. 2 kartus laimėjau greičio ruožus, bet koks skirtumas? Dakarą galima laimėti ir nelaimėjus nei vieno greičio ruožo, sako Stefanas Peterancelis. Ir kol kas Stefanui nelabai sekėsi, jis ir klaidžiojo,
ir dažnai pradūrė ratus. Dar visko gali nutikti. Mes turėjom labai beprotišką savaitę, kai keitėsi lyderiai, bet kova dar atvira. Kova dar vyksta ir mes bandysim spausti. Mes pabandysim priartėti kaip galima arčiau prie lyderio. Vietinis herojus Orlando Terranova, kol kas antras bendroje įskaitoje. Na ir tai yra lenktynių lyderis. Nani Roma kol kas gali jaustis gan užtikrintai. Pakankamai apčiuopiamas atstumas nuo priešininkų, bet visko dar gali nutikti kitą savaitę. Kai tu pradedi Dakarą, tu niekada nežiūri į statistiką. Antras žmogus 40 minučių nuo manęs, bet kiekvieną dieną gali nutikti kas nors nenumatyto, sako Roma. Mes žinojom, kad bus labai sunku ir yra labai sunku. Kiekvieną dieną mes turime turėti gerą. Mes žinoma darysim kažkiek mažų klaidų, bet svarbiausia, kad jos būtų nedidelės. Taigi, Nani Roma pusę valandos pirmauja prieš Terranovą, 33 minutės jį skiria nuo Peterancelio, De Villiersas 40 minučių, o štai Alatijai jau reikia atlošti daugiau kaip valandą. Tarp naujokų, tarp tų, kurie važiuoja pirmus metus, pirmauja Frederico Villagra, klasikinio ralio lenktynininkas, jis 11 bendroje įskaitoje. O tarp serijinių automobilių Junas Mitsuhashi su Toyota Land Cruiseriu. Netrukus sunkvežimių įskaita ir Derojus kol kas pirmauja. Jam reikės atlaikyti Kamazo atakas. Taigi, šiek tiek statistikos. Iš 174 motociklų 85 atvažiavo ilsėtis, likę jau pasitraukė iš lenktynių. Iš 44 19 atvažiavo iki bivuako. Iš 147 automobilių 73 važiuoja toliau. Iš 70 sunkvežimių 52 tęsia lenktynes, taigi 53% dalyvių tęsia savo pasirodymą. Ir tradicija Dakaro lenktynėse 112 tūkstančių dolerių lenktynių organizatorius Etienas Lavinas įteikė labdarai statyti namams vargšams Pietų Amerikoje. Tūkstantis 987 metų Dakaro nugalėtoje sunkvežimių įskaitoje Janas Derojus atvažiavo pažiūrėti, kaip sekasi jo sūnui, kuris kol kas pirmauja sunkvežimių įskaitoje. Na ir Dakaro pabaisa sunkvežimiai. Viskas prasidėjo labai netikėtai. Airatas Mardėjevas pirmavo po pirmos dienos, tačiau labai greitai baigė lenktynę štai tokiu būdu. Martinas Kolomai su Tatra turėjo vilčių šiais metais užlipti ant podiumo. Deja, jam labai nesisekė, netgi ratą buvo prametęs ir prarado net 11 valandų. Marcelis Van Vlytas, mano lenktynininkas, dar vienas, kuris galėjo būti lyderiu. Deja, daug laiko praradęs, dabar jisai norėtų finišuoti bent jau tarp 5 geriausių. Alesas Lopraisas, jam taip pat nesiseka su nauja Tatra, jis tik 6 bendroje įskaitoje. Hansas Teisis 5 bendroje įskaitoje ir tai yra Derojaus pagalbininkas. Ir dar neprarado vilčių užlipti ant podiumo. Tačiau Gerardą Derojų labiausiai spaus Kamazų komanda. Ir tai turėtų būti fantastiška kova antrą savaitę. Mėlynoji komanda su 3 Kamazais bandys išstumti Derojų nuo lyderio pozicijos. Eduardas Nikolajevas turėjęs problemų savaitės pradžioje, dabar važiuoja 3, 1 valandą jis atsilieka nuo Derojaus.
bet tikras Kamazo lyderis yra Karginovas. Jis tik 29 minutės atsilieka nuo štai šio žmogaus, nuo Gerardo Derojaus. Derojus sako, jie visą laiką turi vieną žmogų, kuris važiuoja kaip kamikadze ir aš nenoriu sekti paskui jį, nes tai nesaugu, o kiti du iš Kamazo, jie važiuoja atsargiai, važiuoja paskui ir laukia mano klaidų. Bet kai aš padarysiu klaidą, jie žinoma tuoj pat užims mano vietą. Taigi, tik 20 minutės nuo Karginovo ir valanda ir 7 minutės nuo Nikolajevo. Derojui bus sunku kitą savaitę. Na ir pabaigai antroji viktorinos dalis. Kokia Carloso Sainzo pravardė? Carlos. El Matador? Je sais plus. Pamiršau. Matador. El Matador. Ou le Roi. Teisingas atsakymas El Matador. Kiek greičio ruožų yra laimėjęs Aris Vataninas Dakare? Labai daug. Aš nežinau net kiek pats laimėjau, tai Vatanino tuo labiau nežinau. 18 ar 19? Gal 25? Dar daugiau? 35? 40? 45? 50? 50 laimėtų Dakaro greičio ruožų. Kada surengtas pirmas Dakaras? 73. 73? Nežinau, aš buvau labai maža tada. 76? 76? 78? 82? 85 ar antrais? Prisimenu, nes tais metais gimiau, 79. Na ir kasgi mūsų laukia rytoj? Rytoj lenktynių dalyviai pasuks skirtingais keliais. Automobiliai važiuos paskutinį greičio ruožą Argentinoje, o štai motociklai ir keturačiai pasuks į naują šalį, į Boliviją. Ir ten jiems bus surengtas maratoninis greičio ruožas iš 2 dienų. Jie praleis naktį be savo serviso pagalbos. Ir šitos 2 greičio ruožus lenktynių organizatoriai ruošia net 2 metus. Tai bus nepakartojami greičio ruožai su dalis greičio ruožų drieksis išdžiūvusiais ežerais ant labai lygaus druskingo paviršiaus. Taigi turėtų būti labai įspūdingi vaizdai. Nepamirškite mūsų įsijungti rytoj vakare ir pamatysim, kaipgi sekasi dalyviams. Dakar!